Kągi, keliaujame toliau knygos Neribok Dievo puslapiais ir šiandienos skyrelis bus pavadinimu Tu nesi vidutinis. Taigi, tu nesi vidutinis. Šį skyrių autorius pradeda tokią jisai tokius mėgsta, tai juokelius, tai tokius, žodžiu, tokias vinis, tokias, kaip kalą tokį, žodžiu, tai biški. Taip, nori biški supurtyti gal mus, ar ne? Ir taigi jisai sako, tarp krikščionių yra tų, kurie nepažįsta Dievo, ar ne? Mes visi pažįstame žmonių, mūsų aplinkoje jie egzistuoja, tie, kurie Dievo nepažįsta. Taigi jisai sako, tarp tų, kurie pažįsta Dievą ir tarp tų, kurie nepažįsta Dievo, turi būti skirtumas, ar ne? Turi būti kažkoks skirtumas tarp šitų žmonių. Ir jo pasakymas apie tą skirtumą yra toksai labai, klausykite. Jisai sako taip, mes, pažįstantis Dievą, esame gyvi, o jie yra mirę. Nepažįstantis Dievą arba jo nepriimantis, jie atmendantis, jau dabar yra mirę. Jie yra mirę, jie neturi amžinojo gyvenimo savyje, jie net nėra atgimę iš dvasios, kuri duoda amžinąjį gyvenimą. Taigi, sako autorius, yra skirtumas tarp lavono ir gyvo žmogaus. Jisai taip radikaliai sulygina tikinčiuosius ir netikinčiuosius, pažįstančius Dievą ir jo nepažįstančius. Mes, atgimę iš dvasios, nešiojantis Jėzų Kristų savyje, mes esame gyvi amžinajam gyvenimui. O tuos, kurie viešpatį atmeta, autorius šios knygos vadina lavonais. Nes sako, atpildas už nuodėmę yra mirtis. Ir jeigu mes nepriėmėme tos išteisinimo dovanos, tai tie žmonės renkasi mirti, ar ne? Nes nėra amžinojo gyvenimo be Jėzaus Kristaus. Išteisinančios dovanos. Bet autorius toliau kalba, kai kurie iš jūsų esate tokie pat ligoti kaip jūsų kaimynai, ar ne? Jūs tikintis ir jūsų netikintis kaimynas ir jūs abudu esate vienodai ligoti. Tokie pat vargingi kaip ir jūsų kaimynai, tokie pat prislėgti ir negatyvūs kaip jūsų kaimynai, depresuoti, besijaudinantis, nerimaujantis. O jie net nepažįsta Dievo. Tie Dievo nepažįstantys žmonės neturi jokio skirtumo su jumis, tarkim, ar ne, jis tai bando palyginti. Jei kai kuriuos iš mūsų suimtų už tai, kad esame krikščionys, čia vienas iš to jų tokių bajeriukų, tokių juokelių, tokių jo tipo, jo stiliaus. Sako, jeigu kai kuriuos iš mūsų suimtų už tai, kad esame krikščionys, nebūtų net pakankamai įrodymų mus nuteisti. Taip, tai kaipgi yra matomas mūsų tikėjimas veiksme mūsų gyvenime? Kaip atsispindi tikėjimas mūsų gyvenime realiai? Tai noriu turbūt paklausti autorius. Nes jisai sako, turi būti skirtumas tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Turi būti skirtumas tarp šių dviejų grupių žmonių gyvenimo. Manau, kad per pastaruosius amžius įvyko toks susitapatinimas krikščionių su pasauliu, kad tikrai yra pasidarė sunku atskirti to gyvo tikėjimo, gyvo, tvirto, degančio tikėjimo, įsitvirtinusio šventame rašte, nepajudinamo. Tenka paieškoti, ar ne? Dauguma tikinčiųjų, vadinančių save tikinčiai žmonėms, priskiriančių save prie tikinčiųjų,
gyvena lygiai tokį patį gyvenimą kaip pasauliečiai, netikintys. Ir juos padėjus vieną šalia kito, išoriškai nerasime jokių skirtumų. Nei jų gyvenimo būde, nei rezultatuose, nei kažkokiuose širdies nuostatose. Jo verta susimastyti, kaip mes gyvename. Ar mes gyvename pagal raštą, pagal Kristaus mokymą, iš tiesų, realiai, kiekvieną dieną, kasdienėme savo gyvenime, ar visgi esame iš tų, kurie susitapatina su šio pasaulio žmonėmis. Taigi Andrew Wommakas sako, kad mes esame sukurti kažkam daugiau. Dievas mūsų kūrė kažkam daugiau negu tiesiog pasaulietinis kasdieniškas gyvenimas. Ir mūsų gyvenime turėtų būti kažkokie kitokie, didesni rezultatai, negu dabar patiriame savo gyvenime. Jis sako, Dievas sukūrė mus ne vidutiniškumui, ne vidutiniškam drungnam, ramiam gyvenimui, komfortiškam tiesiog. Taip į šitą mintį išlaiko per visą pirmą skyrių. Taigi sako, jeigu esame vidutiniški, tai reiškia, kad nesame nei geri, nei blogi, esame drungni. Pagal Apreiškimo knygos 3 skyrius 16 eilutę. Bet ir ten toj citatoj, aš ją pacituosiu, yra iš tikrųjų gąsdinantis pareiškimas tiems drungniesiems, ar ne? Autorius sako, Dievas mūsų kūrė ypatingus. Jei taip nesijaučiame, turime nuimti nuo Dievo savo ribojimus. Jei nesijaučiame ypatingi Dievo kūriniai, vadinasi, ribojame Dievą, ribojame tikėjimą, tikėjimas mumise yra apribotas. Jo, tai Apreiškimo knygos 3 skyriaus 16 eilutė sako taip, bet kadangi esi drungnas, nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Griežtai, ar ne? Griežtai yra pavojinga pakliūti į šią drungnumo kategoriją. Nei karštas, nei šaltas. Turėtume būti karšti, kaip liepsnojanti ugnis, kaip fakelo liepsna, karšti dėl viešpaties, Dievo dvasioje. Taigi, ir autorius sako, pasikartosiu dar, Dievas sukūrė mus ypatingus. Jei taip nesijaučiame, turime nuimti nuo viešpaties savo ribojimus, savo mąstymo ribojimus ir įsitikinimų ribojimus. Ir toliau autorius sako, taip, tai tiesa ne tik mūsų sveikatai, finansams ar pasaulio įvykiams, bet ir dvasiniam gyvenimui. Dauguma žmonių nuoširdžiai neieško Dievo ir jo neklauso. Jie neturi artimo santykio su juo, todėl pradeda galvoti, dauguma žmonių nemato, kad Dievo pažadai išsipildytų, tai turbūt normalu ir man nematyti visiškos pergalės. Ir jie prisitaiko prie daugumos šio pasaulio ir taip apriboja Dievą. Ir čia autorius pateikia dar vieną pavyzdį iš savo tarnystės istorijos. Jis sako, kad vienas toks pavyzdys, kas įvyko po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų, daugumos tarnavimo pajamos sumažėjo 25–40%. Nes visų dėmesys buvo nukreiptas į tragediją. Žmonės nustojo žiūrėti televiziją ir klausytis radijo, išskyrus žinias apie 911 ir jo pasekmes. Visi bandė suprasti, kas vyksta. Žmonės daugiausiai aukojo Raudonajam kryžiui ir panašioms tokiam humanitariam su medicinos paslaugom susijusiom organizacijom. Dauguma didelių tarnavimų tuo metu buvo ant žlugimo ribos, tačiau nuo rugsėjo 11-osios mūsų tarnavimo pajamos smarkiai išaugo. Iškart po rugsėjo 11-os mes augome.
net pasiekėme rekordinius mėnesius. Ir autorius sako, jei tai veikia mums, tai galėjo veikti ir visiems. Bet aš čia pridėsiu nuo savęs, aš galvoju, gal tai buvo todėl, kad taip, jo tikėjimas, jo pasitikėjimas viešpačiu, bet taip pat jo tarnystė gal ne vis dėlto yra kažko išskirtinė, ar ne? Tas jo tikėjimas, jis yra nepaviršutiniškas, jis yra lydimas darbų, ženklų ir stebuklų. Tai gal viskas šiek tiek vis dėlto priklauso nuo tarnystės, kokia ta tarnystė yra. Ar jo tarnystė tikrai lydi išgydymui, tarkim, bent jau šiuo atveju, kada jų labai reikėjo, ar ne, po to traumuojančių įvykių rugsėjo 11-osios Amerikoje. Ir autorius sako, kad Dievas nėra šališkas pagal Romiečiams 2 skyriaus 11 eilutė. Tikintieji turėtų gyventi geriau negu vidutinis žmogus, juk Jėzus mirė, kad išgelbėtų mus iš šio pikto pasaulio. Galatams 1 skyrius 4 eilutė. Tačiau dėja ne visi tikintieji tai patiria. Geriau, ar ne? Aš galvoju, kad tai nėra taip susiję, kad geriau aš dabar vien tik tai savo finansiškai ir kažkaip tai geriau gyvensiu, bet ta prasme geriau, kad mes turėtumėm turėti visko apsčiai savo, tiek, kad galėtumėm dalinti su tais, kuriem trūksta, ar ne, su šita vizija, su šita misija. Viešpats mus kviečia gyventi, kad turėtumėm kiekvienam geram darbui, jis yra pažadėjęs aprūpinti, kad mes turėtumėm apsčiai kiekvienam geram darbui atlikti. Apsčiai ko? Apsčiai sveikatos, apsčiai energijos, apsčiai jėgų, na irgi reikia taip pat ir finansų. Taigi autorius klausia, ar tu riboji tai, ką Dievas nori padaryti dėl tavęs ir per tave, lygindamas save su kitais? Ar tikrai noriu būti kaip visi, su tomis pačiomis ligomis, tomis pačiomis finansinėmis ir emocinėmis problemomis? Greičiausiai nenorime, ar ne? Jeigu ieškome Dievo, tai norime to pilnatviško gyvenimo, pilnatvėje, Dievo dvasios pilnatvėje, apsčiai gyvenimo, kaip yra pažadėjęs Jėzus Kristus. Taigi autorius sako, turime atsiversti žodį ir sužinoti, ką jis sako. Dievo žodis pakels mus aukštai, o nenuleis žemyn. Tai dar kartą truputėlį pasikartokim. Dievas nėra šališkas, sako autorius, ir remiasi Romiečiams 2 skyriaus 11 eilutė, kuri būtent taip ir skamba. Juk Dievas nėra šališkas. Ir tikintieji neturėtų gyventi geriau nei vidutinis žmogus. Tikintieji turėtų gyventi geriau nei vidutinis žmogus, nes juk Jėzus mirė, kad išgelbėtų mus iš šio pikto pasaulio. Ir čia jis remiasi laiško Galatams 1 skyriaus 4 eilutė. Paklausykit, kaip jis skamba. Aš paskaitysiu visas eilutes nuo 1 skyriaus, visas eilutes 1 skyriaus nuo 1 iki 5 netgi. Jos skamba taip. Paulius pašauktas apaštalų ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusi iš numirusių Dievo tėvo ir visi su manimi esantis broliai Galatijos bendrijoms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir 4 eilutė. Susitelkiam, susikoncentruojam dėmesį. Kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Jam šlovė per amžius, amen. Taigi autorius sako, tikintieji turėtų gyventi geriau nei vidutinis žmogus, juk Jėzus mirė, kad išgelbėtų mus iš šio pikto blogo pasaulio ir amžiaus. Priklausomai nuo vertimų, kartais būna vartojamas žodis pasaulis, kartais amžius. Ir piktas, blogas irgi yra vartojami
pakeičiant šios du žodžius. Taigi dar kartą štilta. Viešpaties Jėzaus Kristus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Taigi Dievo valia buvo, kad Kristus išgelbėtų mus iš to blogo amžiaus, ar ne, blogo pasaulio. Ir todėl logiška, kad tikintieji turėtų gyventi geriau nei vidutinis žmogus, bent jau sveikatos atžvilgiu, tai tikrai. Jo, taigi, kodėl ne visi tikintieji tai patiria? Ir čia autorius toliau kalba tą patį, kad gal tu riboji tai, ką Dievas nori padaryti dėl tavęs ir per tave, lygindamas save su kitais arba susitapatindamas su šio pasauliu. Ar tikrai nori būti kaip visi, su tomis pačiomis ligomis, tomis pačiomis finansinėmis ir emocinėmis problemomis? Nenorim, ar ne? Tikrai nenorim. Taigi, jei nenorim, turime atsiversti žodį ir sužinoti, ką jis sako, Dievo žodis. Nes jis pakels mus aukštai, o nenuleis žemyn. Ir čia autorius cituoja įstatymo 28 skyriaus 13 eilutę, kur sako: Viešpats padarys tave galvą, o ne uodegą. Tu būsi tik aukščiau, o ne žemiau, jei klausysi Viešpaties savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu. Taigi Viešpats yra nusteikęs mus padaryti galvą, o ne uodegą šiame pasaulyje ir pakelti mus viršuje, pastatyti mus, o ne apačioje. Jeigu mes jau įtikėję esame ir atidavę Viešpačiui savo gyvenimą ir gyvename pagal jo įstatymus, kurie dabar jau po Kristaus yra įrašyti mūsų širdyse, ne tai, kad akmeninėse plokštėse. Taip, ir tam įstatymo knygos 28 skyriuje prieš tai yra dar daugiau palaiminimų, ar ne, kuriuos yra Viešpats paskelbęs kaip pažadus, kaip palaiminimus tiems, kurie yra Viešpatie. Juo gėrisi, jį myli ir klauso jo įstatymų, vykdo jo įsakymus. Taigi, dabar, jeigu tiesiog būsite tarp krikščionių ar ne ir paklausite, sakysite, kaip jums sekasi. Dauguma atsakys, gana gerai, pagal aplinkybės, ne, kažkaip tai, pakankamai gerai, gerai. Čia geriausiu atveju kartais išgirsime tikrai ir kitokių atsakymų, kad labai sunku, negaliu, per sunku ir panašiai. Autorius sako, kad jiems reiktų pasakyti, išeik iš tų aplinkybių. Mes turime būti viršuje, o ne apačioje. Mes esame galva, o ne uodega. Turime džiaugtis net problemų viduryje. Nėra pasiteisinimų, bet yra priežasčių, kodėl turime problemų. Aš nieko nesmerkiu ir nesakau, kad gyvename tobulame pasaulyje, kuriame viskas visada bus rožėmis klota, bet sakau, kad Dievas nesukūrė ne vieno žmogaus nesėkmei. Jei patiri nesėkmę, jis nenori, kad taip gyventum. Dievas tave myli, jis nori, kad laimėtum. Jis sukūrė tave būti nugalėtoju. Tu esi nugalėtojas per Jėzų Kristų. Amen. Ir aš nuo savęs čia dar noriu pridėti keletą eilučių. Tai viena iš jų būtų 2 laiško Korintiečiams 2 eilutė. 2 skyrius, 14-15 eilutė, kur sako: Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus kvapas. Įsivaizduojat, kaip nuostabu, mes esame Kristaus kvapas ir einame
Kristaus pergalės eisenoje. Vau, nuostabu. Na ir dar keletas tokių. Psalmė 34:18 eilutė. Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto. 147 psalmė 3 eilutė. Meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. 1 Petro laiškas 5 skyrius 7 eilutė. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Tai nebūgštauja jūsų širdis ir tai neišsigąsta. Jono 14 skyrius 27 eilutė. Auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižeminusios širdies tu, Dieve, nepaniekinsi. 51 psalmė 17 eilutė. Pasitikėk viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Patarlių 3, 5, 6 eilutė. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimei, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Izaijo 41 skyrius 10 eilutė. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus. Nes kas buvo pirmiau, praėjo. Apreiškimo 21 skyrius 4 eilutė. Įsileiskite šios visus žodžius į savo širdį giliai, kad tai taptų, tai tampa mūsų tapatybė. Kaip sako, kaip jis mąsto savo širdyje, tai toks ir yra. Tai tebūnie mes mąstysime apie šios dalykus ir jie taps realybė mūsų gyvenimuose. Taps mūsų tapatybė. Kaip žinot, kaip saldainį, ilgai čiulpiama. Pačiulpkime šios žodžius, saldžius kaip medų, kad jie užpildytų visą mūsų sąmonę, pasąmonę, mūsų širdį, mūsų mintis, mūsų tikėjimą. Tai užpildo ir perkeičia viską, kas mūsų įsitikinimuose buvo neteisinga, buvo klaidinga, buvo destruktyvu. Tai mūsų dvasia perkeičia mūsų sielą ir mūsų protą pagal šiuos nuostabius Dievo žodžius, skirtus mums, visiems tikintiesiems. Tebūnie taip, amen. Dėkoju tau, viešpatie.